Tiesų Čiurlionio likimas ir Čiurlionio kūryba, pagaliau Čiurlionio gyvenimas, pagaliau Čiurlionio meilės, kurios buvo 3 didžiosios visame jo gyvenime, jos yra labai dramatiškos. Ir kad tai buvo labai sudėtinga, labai komplikuota, labai, aš jau sakau, dramatiška asmenybė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Ir varpo gausmą aš taip pat girdžiu ne viename jo muzikinėme opuse, kur taip pat tie akordai yra tokie vos ne klasteriai gaudžiantis, virpantis ir visur nerimastingi. Tas nerimastingumas, man atrodo, yra vienas gražiausių ir patraukliausių Čiurlionio kūrybos bruožų. Įsitraukėm į visą šitą veiklą, labai įdomu, smagu šitą visą veiklą, tas kūrimas vyko. Mes kūrėm apie Čiurlionio darbo auką, galima sakyti, apie menininko auką, apie visų žmonių aukas, ką jie daro. Mes norim kaip ir parodyti tą menininko auką. Bet taip pat tarpusavy irgi bendradarbiaujam. Primityviom priemonėm mes kuriam, manau, kad čia tikrai toks kaip didelis menas galima pavadinti, nes pačiom primityviausiam, paprasčiausiam priemonėmis, prijungiant naujų medžiagų, dar kažko kūrybiškumo, eksperimentus pritaikant, labai smagu iš tikrųjų žiūrėti visus rezultatus ir gauti. Čia tas darbas kiek ir parodyti kitiem, ką mes atradom, bet ir pačiam smagu dirbti yra. Čia aš. Čiurlionis, gerai, Čiurlionis čia didžiausias dailininkas Lietuvos, bet man atrodė, kad jis nei piešti, nei tapyti nemoka, bet pasižiūrėjus jo eskizus, pirma mintis buvo jo eskizus parodyti visuomenį ir parodyti, kad jis neblogas piešėjas ir turi labai tokį jautrų pajutimą, aplinkos stebėjimą. Ir labai smagu buvo iš tikrųjų dirbti su Auksės sumanyta kaip filmukų darymo technologija. Taigi mes dirbam tokiu labai smagiu aparatu ir, žodžiu, siaučiam. Eksperimentuojam, kilo daugybę minčių ir mano draugės Miglė ir Saulė taip pat daro filmuką, bet jos daro kartu.